Tai prezidentas sveikina jau oficialiai įsteigtos Lietuvos kariuomenės. Žmonės dažnai manęs klausia. Tai kada tavo video apie kariuomenę? Neprisiruošiu, žinok. Medžiagos trūksta ar kažką tai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šiais metais planuojama pakviesti per 10 000 aktyviojo rezervo karių papildomiems mokymams. Sveiki, jūs esate paskirtas atvykti į Čia rimtai? Rimtai, oi labai rimtai. Todėl po truputį einu ruoštis. Nes praėjus 2 metams po mano kariuomenės kelionės pradžios, aš vėl grįžtu ten, kur viskas prasidėjo. Todėl dedu tašką visiems atidėliojimams ir prieš išvažiuojant į kareivines dar kartą pradedu jums serviruoti istorijas, kaip atrodė mano 9 mėnesių šaukimas. Nu ką, švarus ir pasiruošęs tarnybai grįžau pas jūs. Aišku, dėl jūsų dar nežinau, kiek čia pasiruošęs, šitą dar pasitarsiu su kažkuo. Visų pirma, pradėsiu pasakydamas, kad kariuomenė vienaip ar kitaip, bet vertinu tik teigiamai. Tai jei ieškot kaip save įtikint, kad tai totalus blogis ir nieko ten gero, tai neten pataikė. Šaukimas buvo vienas iš geriausių ir svarbiausių dalykų, iš kurių labai daug pasisėmė. Ko tikėtis? Mano atveju fucking baimės. Ne visiems aišku taip, bet toks mižniukas, koks esu aš, tikrai žiauriai bijojau. Šiaip taip paklauskim dabartinio geriausio žmogaus draugo, kodėl dauguma bijo eiti į kariuomenę. Labas, o kodėl žmonės bijo eiti į kariuomenę? Žmonės bijo eiti į kariuomenę, nes juos apipinta mitais ir nežinomybė. Dauguma niekada nebuvo tokioje struktūroje, kur viskas griežtai reglamentuota nuo dienotvarkės iki smulkiausių veiksmų. Dažniausiai gąsdina ne pati tarnyba, o prisitaikymas prie naujos rutinos ir disciplinos. Nu tai super, dėl to ir darau šitą video. Pirmos savaitės yra pačios baisiausios, todėl pateikiu trumpą recapą, kaip jos atrodo. Eiga maždaug tokia. Gauni šaukimą, nusiunti dokumentus, praeini medicinkę, paskirtą dieną 8 val. Ryto prisistatai į dalinį, arba mano atveju tave ten nuveža iš Mindaugo gatvės Vilniuje. Pirmi pietus batalione, kada pamatai, kaip neįtikėtinai greitai reikia šlamšti visą maistą. Pikti vadai randominė tvarka paskirsto, sakyčiau, skyriais, bet šiuo metu sakykim, kad kambariais. Apie tai, ką reiškia skyrius ir kaip jie skirstom, bei kiti kariuomenės žodeliai vėliau. Tada arba kaip mes važiuojat į ruklą, arba einat pas save į sandėlius ir susirenkat aprangą. Tuomet seka pirmi apsirengimai ir naujo rekvizitų susidėjimas į spintelę. Po to būna vakarienė, o po jo susinervavę vadai rodo, kaip tinkamai reikia kloti lovas. Klasikėlė yra išgirsti Čia tau mama nieko neklos. ir vos spėjus teisingai jas pasikloti, išgirsti komandą kuopa miegas. Aišku, ne taip tyliai ir ramiai. Tai girdi maždaug tokį variantą. Kuopa miegas! Atsikėlus po neaiškaus miegelio, pirma savaitė prasideda tokiom keistesnėm procedūrom kaip skiepai, tavo kaip kareivio teisių aiškinimas, pasakojimas, kur kreiptis, jeigu kažkas netenkina tavęs. Nu, nelabai man gal gaunasi čia paaiškinti, bet esmė, kad čia tokios įvadinės paskaitėlės, kurias veda tokie uniformuoti dėdės ir tetos, kurių daugiau per savo tarnybą nepamatysi. Tada po truputį seka jau ir teorinės paskaitos apie karinės jėgos panaudojimo, drausmę, pirmą pažinti su laipsniais, kur iš asmeninės patirties pasakysiu, būna prikolų. Aišku, dar tuo pačiu metu kažkada parsinešat ekipuotę ir po truputį pradedat mokytis elgtis su ginklu, rikiuotės pratybos ir pirmosios pagalbos kursai. Tai čia žinokit yra viskas. Tokios yra pirmosios 2 savaitės iki priesaikos. Bijai, mastai kaip išsikomisuoti, verki pas psichologą, lauki, kada čia kas nors tave išgelbės ir skaičiuoji ilgas, nesibaigiančias dienas ir nesupranti, kaip įmanoma, kad tiek dienų telpa į 9 mėnesius. Šiaip tai jeigu įdomu, tai ten yra apie 273-4 dienas, kažkas tokio. Nežinau, kiek žmonių šitą žinutę čia pasieks, bet realiai dabar galiu pasakyti, kad man negėda pripažint, kad buvo taip sunku ir kad buvau toks silpnas. Pirmas 2 savaitės buvo maksimaliai baisios. Realiai galvodavau, kad patekau į konclagerį. Dabar tai juokinga, kad galėjau iš vis taip galvot, bet tuo metu tai buvo visokių minčių. Bet po 2 savaičių supranti, kas ir kaip kur vyksta ir tiesiog plauki pasroviui. O šiaip manau, kad svarbiausia ir geriausia kariuomenės dalis, kuri perlaužė mane patį, buvo ta, kad kai prasidėjo kalba apie taktikas ar realias kovas, vadai pradeda pasakot, aiškint, rodyt su pavyzdžiais, kaip viskas vyksta Ukrainoje. Tada dingsta visi nenorai ir baimės. Kiekvieną rytą keliant vėliavą prisimeni, kodėl čia esi ir kam turi ruoštis. Bet nenukreipkim nuo temos. Šiandien aš čia, kad apšviesčiau, kaip ten viskas vyksta.
Prieš išeinant 9 mėnesiam peržiūrėjau visus Noeliuko šauktinio dienoraščio vidosiukus. Žinokit, tikrai labai rekomenduoju. Manau, kad labai objektyviai protingas čiūvas papasakojo, kaip jam sekėsi būti šauktiniu prieš ten kelis metus. Aš pabandysiu tik paupdeitinti, prasiplėsti ir duoti savo asmeninės perspektyvos, kaip man sekėsi Alytuj Birutės Ulonų batalione. Siekiant toliau jūs raminti, papasakosiu, kokia buvo įprasta dienos, savaitės ir mėnesio rutina. Kuo pakel? Keliamės, rengiamės ir einam lengvai apšilti dienai, pasportuoti. Realiai tai ten tempimukai, pratimukai, atsispaudimai, lengvas bėgimas, tikrai labai easy. Kaip sakydavo būrininkas, rytinė mankšta neskirta jūs tik pažadinti. Kuopą į valgyklą lauke rikiuot. Pusryčiai valgykloje, bele kaip slepina, jeigu ne dešelės. Ne, jūs nesupraskit manęs neteisingai, su dešelėm viskas gerai, bet kodėl jos per pusryčius? Kuopą vėliavos pakelimui lauke rikiuot. Rytinis patikrinimas, vėliavos kelimas, tautiška giesmė. Patriotiškai suvirpindavo mano jautrę širdelę. Arba pavyzdžiui, jeigu pirmadienis arba šventinė diena, tai reiškia, kad vyksta viso bataliono rikiuotė. Nuobodžios kalbos, įsakymų skaitimai. Smagu tik tokiu atveju, jeigu taviškiai arba pats kažką gauni. Pirmas būrys į pratybas lauke rikiuot. Čia nebūtinai iškart į lauką. Pavyzdžiui, per bazeką, pirmoji dienos pusėj, mums visada paskaitos vykdavo klasiai. Paskaitos baidavo po 5 minutės, tada parūkimas kas rūko ir atgal į suolą. Kuopą sportui lauke rikiuot. Mes vadindavom fizo, bet realiai tokia kaip kūno kultūra. Tai pas mus būdavo pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Visas kitas dienas toliau vyksta paskaitos. Tai jeigu tai yra 3 kartus per savaitę, tai kažkada bėgi, kažkada darai pratimus. O pratimai tai tipo treniruoti ratu. Viskas su kūno svoriais, palaikomas gana aukštas intensyvumo lygis, tai jeigu nesimuliuoji, tikrai yra ką veikti. Kuopą į valgyklą lauke rikiuot. Einam pietauti. Sultys, sriuba, salotos, pagrindinis patiekalas ir dar vaisius ant viršaus. Pirmais mėnesiais net nebandydavau imti visko. Po to, aišku, žiūrėdavau pagal grafiką, kas mūsų toliau laukia dienoje. Nes jeigu žinai, kad sunkiai judėsit po pietų, tai tikrai nenori bėgioti persivalgęs. Ir nenoriu aš labai girtis, bet esu girdėjęs įvairių atsiliepimų apie skirtingus batalionus. Šiuo atveju galiu kalbėti tik apie Birutę. Tai pas mus maistas labai skanus ir beveik visada užtenka. Pirmas būrys į pratybas lauke rikiuot. Tai kaip ir minėjau, antroji dienos pusėje dažniausiai judam į lauką išbandyti viską praktiškai. O jeigu pratibaujam miške už bataliono ribų, tai maždaug apie 4 valandą galim tikėtis, kad pradėsim judėti link kuopos. Kuopą į valgyklą lauke rikiuot. Einam paskutinio dienos pavalgymą, kuris, atvirai pasakysiu, yra gana skurdokas. Bet gali lepinti ir tokiais dalykais kaip dešrainis, mėsainis, mėlyniai blynai. Bet gali ir nepasisekti su kotletu su baltu padažu. O tada tai vaikelė liksi nevalgęs. Kol mes ragaujam, gardaujam vakarienę, profesionalai arba PKT kariai važiuoja namo. Ir nuo to laiko tu tampi priklausomas nuo budėtojo gerovės. Ir aišku, tai, kas vyko dienos eigoje. Bet dažniausiai po vakarienės tavęs laukia ginklų valymas ir jų prisidavimas. Bet po to tu išgirsti šią komandą. Laisvas laikas! Tada galėdavom pasimti telefonus tiktokams, chatams ir kitiems reikalams. O po specialisto rengimo gavom ir naują privilegiją – sporto salę, kas atvėrė naują džiaugsmą dienos pabaigoje. Kuopą vėliavos nuleidimui lauke rikiuot. Tai tokiu metu pagal sustarimą kiekvieną dieną buvo atliekamas vakarinis patikrinimas, o vėliavos nuleidimas pagal kiekvieną budėtoją. Bet kartais rūkantieji išsiprašydavo parūkymo prieš vėliavos nuleidimą ir po jos. O tokie nerūkantieji kaip aš galėdom eiti į kuopą ir ruoštis miegui. Kuopą miegas! 22:00 išgirsdavom ir paskutinę dienos komandą, jeigu nieks neprisidirbdavo. Sulig šią komandą pagal savaitinį tvarkaraštį skyriai pradėdavo tvarkyti koridorius. Vaizdas beje tik asociatyvus, muilo šventė nevyksta kiekvieną vakarą. Tačiau ne tada, kai tai yra penktadienis, nes penktadienis reiškia namus. O pas mus kambaryje jis buvo pasitinkamas ypač triukšmingai, su šokiais ir dainomis. Ir neišsigąskit tų vaizdelių, viskas draugiškai ant durniaus, patyčios bei užgauliojimai yra sovietinių laikų atgyvena. Šių laikų kariuomeniai nebeegzistuoja. Namo paleidimo diena yra šventė kiekvieną kartą. Ir nors mus namo paleisdavo beveik kiekvieną savaitgalį, tai niekada netapo mažesnė švente. Ir paskutinis dalykas apie rutiną kareivinėse, bet čia labai už jos ribų. Gal tik mums taip iškrito, kad realiai kiekvieną mėnesį turėdavom ilgesnes ar trumpesnes pratybas su nakvynėmis miške. Miške tos kareivinių rutinos nebelieka, tai šitam video čia nesiplėsiu.
Tiesiog norėjau akcentuoti, kad 9 mėnesiai tarnybos reiškia 8-9 parinės pratybas. Tai tik tiek ten tų netikėtumų. Mano pasiūlymas visiems, kurie svarsto ateiti savanoriais, ar buvot pašaukti ir nenorit muilint, ar jau bandėt muilint, tiesiog bijokit, kitaip nebus. Bet žinokit, kad galiausiai iš to liks fainas prisiminimas ir žinios, jeigu ateitų diena X. Kol kas palieku jūsų tokia pradžia, nebijokit, istorijų dar turiu, bet būtinai komentuokit, ką norit, kad atkreipčiau dėmesį ar papasakočiau plačiau. Ačiū, kad žiūrit ir iki. Tėvynės labai.